Domo fonas. Domofonas. Norit tikėkit, norit ne, bet Domofonas tęsi pažadus ir sveikiname sugrįžusi vienintelį ir nepakartojamą į Lietuvą. Jau visas telefonas išsitraukia. Mantą Katleris. Darovas. Įdegusi. Įdegęs. Rūdas. Besilpantis. Per daug penių negu turėjo pamatyti. Pamatęs. Daug daugiau. Daug daugiau negu turėjo. Ir iš karto dar, prieš pradedant tau šnekėt, aš noriu, kad tu dar labiau jaustumės namie, tai irgi vienas tau treat. Va. Tavose netgi yra atskiras folderis Katleris. Nice. Kur muzonas, Katlerio džinglas, ne? Na, aš galiu Zipai duoti komplimentą irgi. Man Zipas turbūt daugiau reiškia negu mamai. Mama, nes aš dar mamai net nepranešiau, kad aš jau Zipę pasakoju. Tai va, mama, tik nusileis, parašyk žinutę dar per 12 valandų. Tai tingiau. Šitą skaičiau kažką, kad berots prašykai savo lugidžą, ar kas ten nutiko? Jo. Ai, tai dabar prancūzijai mano lugidžas visas, tai lauktuvių nebus. Visus koksus. Tailandietiškus. O šiaip ir skrydį vieną pramazinau. Į Singapūrą turėjau skrist. Su 5 turėjau Singapūrą skrist. Fuck it. Man tai bėgam greičiau, ne, vyrai, man reikia pašykti. Aš viskas, aš lieku, aš įsimylėjau. O ten Bobas su 2 gaidžiais kirstom galvom, kiekvieno ranką. Oli, mašai pamantas. Tai va, Singapūro nepamačiau, gali pasakyti tiek. Aš įsivaizduoju, kaip tu atėjai pirmą dieną į Tailandą. O, jo. I love Ladyboy. I love Ladyboy, pas Mantą apyrankę. Postas tikrai bus. Aš tokią reputaciją šiokią tokią susidariau Tailande. Tu parodai, kad esi išdykėlis. I love Ladyboy. Šūdinį usai dar visi krašti. Nenusiplot. Jo, nes pastatai lagaminį liko. Kaltaiškas vadinasi šitie dalykai. Va, aš įsivaizduoju, tu atvarei į Bankoką, atėjai prie kokio, tu pastovi kokią prostę, neaišku, ir tu prieini, oh, hello, I give you money, you give me fuck, ir jinai, tipo, fuck off, ir tu, tipo, išsitraukė iš 100 baksų, parodai, oh, hello, you handsome big penis man. Taip, ten pinigai yra. Klajumai turėjai, kad nors svajo, jeigu turėtum super galę, tai tavo super galė būtų, kad eini bet kur mieste, klube, kur nors, parodai paną ir jinai užsinori seksas tam. Nesakau ne. Jo, esi bent kartą, kad norėjai tokia, jo. Tai Tailande tu turi. Nu, tik pinigus. Neparodė, pinigus paduodi viskas. Nu, tai čia kaip Lietuvoje. Nu, Lietuvoje ne. Aš tave galėsiu derinti. Parodyt kokią paną. Bet, tai va. O tu ką, apie šventiklus paklausinėsi kažką, ne? Kiek tu tiksliai laiko buvai Tailande? Virš 2 savaičių. Virš 2 savaičių. Ne per daug, ne per mažai? Per mažai. Aš dar koks 4 mėnesius dar būčiau pabuvęs, žinot. Gerai, geriausias dalykas apie Tailandą ir blogiausias dalykas. Sėdė aš siemkiu. Aš visą laiką po Katlerio siemku lūkštai metus ant mikrofo, va čia va visur. Kur reikia mikrofą keisti jau. Išdegint. Blogiausias dalykas tai atsiranda tik grįžus į Lietuvą. Kad čia nėra tam tokių dalykų, kur Tailande. Tarkim, dabar nuėjau į parduotuvę nusipirkti vaisių. Tailande pasiemi mango, ne? Tu su šaukštai gali valgyti. Tiesiog praplėši su šaukštu, valgai kaip kyvi. Čia aš su peiliu neperpjau. Jo, su družba tokia. Gal ką mango? O geriausias dalykas tai... Aišku, šventiklas, muziejai, kanalai. Muay-thai. Kanal 1000 kanalų. Muay-thai pasibandyt girtas. Ne, buvo. Su gaidžiais. Rankas į stiklą sukiš ir prieš gaidį kovoji. Prieš 2 gaidžius. Ne, turbūt prostitutkas yra geriausias dalykas. Aš tikiu. Jo. Gerai, padarėm pasisveikinimą, po to išeisim šiek tiek ilgiau pašnekėti, padarom pertraukėlę ir grįšim dar su šiek tiek Manto. Hello there, this is Queen of England speaking. Jokauju, čia Dominikas. Atidarysi? Domofonas. Just kidding, čia Dominikas. Domofonas. It's Queen of England. Žiūri, pasikeitė džinglą. Daug geresnis. Daug geresnis. Šiaip iš tikrųjų, dabar kuriu labai fainą, su labai geru gabalu džinglą. Aš tau galiu duoti netgi parodyti.
Yeah. Ane? Ai, čia tavo naujas džingliukas Bus, jo. Nu, čia Okay. teaseriukas buvo. Good. Nesvarbu. Gerai, grįžtam prie laidos, viskas toliau nesvarbu. Šnekėjom, jokavom ir nusprendėm Tailandą pavadinti pirmų kartų šalimi. Tūkstančio pirmų kartų. 1001 pirmų kartų. Nakties Šachrazada. Vakaras. Lemp. Nu, gerai, nesvarbu. Iš lempas. Tailandas iš lempas. Bet tas Aladinas, tai kažkoks Iš lempas, vapšė. Iš lempas išlindo. Mano, dips, viskas. Va, aš jau įsivaizduoju, Marozam, eint per dykumą, eint per dykumą, iš lempas, Aladinas, iš lempas, Džinas, iš lempus čia atėjo. Gerai, rašausi naujai programai. Rašausi iš lempus. Rudenio. Tai va, sakyk, ar buvo, na gerai, vis tiek natūralus klausimas Tailande, ką nuveikiai, ar buvo kažkas, galbūt ką nėra taip linksma prisiminti. Nu, nežinau, man vėl sušokė. Turi 12 minučių, da. Aš dabar 12 minučių džinglą pavai. Mane vėl priblaškė. Aš žinai, ko įstikinau, kad kiekvienoj hebrai, ar 2 žmonės, ar 8, kiekvienoj hebrai yra vienas bičių su dideliu peniu. Pas mus humoro klube, aiškiai, Paulius yra. Pas mus ten mes buvom 7 ar 8 bernai, net neatsimenu, lygiai tas pats. Tipo, 5 rytą, jau po visų gastrolių, grįžom viešbutį, žinai, paleidom prostitutkas jau namo, sakom, dar varom miestą, bet pasiėmam kokius 2 ant 5, tipo, nu pabandom, žinai, va šiaip, nu va žiais, ar sutik. Kaip tai yra, taip ir padarė. Nusivedėm. Ir toks vienas iš mūsų 5 labai norėjo. Jis labiausiai iš visų ten vis travino. Tropikas toksai. Tropikas klič. Vis travino. Na gerai, davai tropiką varom. Parsivedam 2. Ir tai, žinai, dar tik tai čia kažką gal išgerti, tas jau lovai guli, va, kaip pradžius. Va, kojas iškeltas. Neriniuotis marškiniais. Jo, bat halarodą. Prašau, įsijunkit kameras, kas dabar nežiūrit, einat www.zipfm.lt ar kažkaip ten kitaip. Ir aš galvoju, ko jis taip greit išti. Tai va, atsigulė bičius ir su tokį 2-5 cm guli, karaliu. Mes 4 su normaliais mažais. Mažais, kaip turi būti pasivyrus. Stovim. Tos 2 prostitutės jau net nebesirengi. Nebežinom, ką daryti. Tai antiek mums visiems nepatogu. Čia buvo pastinis kartas, kai bendrai ėmėm prastutis ir aš iš vis kitą kambarį išėjau mėgot. Kur vis už kok blokino, antiek už kok blokino, kad nieko, išėjom, karoči, iš kambario leidom. Ta prasme, tu turi, aš noriu klausytėms pasakyti, tie, kas esat nestusinę su Mantu Katleriu, tu turi būti pretty effed up, kad Mantas išeitų į kitą kambarį iš tusovkės. Čia tas pats, kaip tiek sugebėti Keith Richardsą, kokį išvarėti ir sakyti, ne, aš jau nebenoriu su jums daryti. Dominykai, yra buvę kartų, kai mes tūsinam, kur tu manis išvyt negalėjai. Ir dar viena mūsų humoro klubo. Kur tu jau fizinė jėga turėjai man iš kambario ištemti, kad aš išeičiau, kur 3 kambarį buvo. Aš man tą turėjau užmigdyti veiksmo, kovinio. Ta, kur už kaklo. 5 sekundės nekvepuoti ir įkvėpti. Jo, sakau, man tai skaičiuok iki 5. Vien. Tai va, tiesiog istorijos moralas, kad didelis penis gali sugriauti dieną tau. Jeigu jis neteisingai naudojam, jeigu į blogus rankas pakliūna didelis penis, tau gali nuotaikas. With great penis comes great responsibility. Ja, viskas. Tai va. Bet sakyk, gerai, visas ten tas Tailandas, šitie prikolai, bet pati gamta, patys pastatai, visa kita, ar yra taip įspūdinga, ar yra tos... Aš nežinau, aš kėminę labai buvau išėjęs. O ką jūs veikdavot iš viso, apart jūs ką nors apart sekso ten veikdavot? Tai buvom pavalgyt vieną kartą. Net neatsimenu, ką valgiau. Šiaip mitas apie Tailandą yra, kad labai pigu tenai. Ten nefiga nepigu. Aš tikiu, kad neturėtų. Dar brangiau net negu Lietuvoje, iš tikrųjų. Nu gerai, ne man, bet normaliam žmogui pavalgyt, kainuotų tikrai 30 keli litai tenai. Vienam kartui. Tai labai normalu. Sriuba.
Nu, Mes gal Kroatijoj bendrai normalu iš tikrųjų. Kroatijoj mes brangiau iš Jo, nu, pigiau negu Europai turistinė mieste, bet nėra taip, kad ten už $5 gali karalių į snukį duoti. Ten nėra taip, kad, pavyzdžiui, dar Vietnamas, Filipinai, dar tenai $2 dar daug gali tau nuveikti, žinai, bet Tailande ten jau karalių nebebus, tikrai. O šiaip, gamta afigėt visiška, kur... Gamti, Radzevičius ten važinėja su šito sustarkum, ten viską, žinai, 300 valandų medžiagos filmavimo. Jo, ten gamta su žmonėm bendra, o kaip tau afigėt? Afigėt, kalnai. Kalnai, valgyt davė. Gerai. Man kas patiko ten, net ne kalnai, o uolos tokias. Jo, mačiau nukarę tokias, jo. Tiesiog eini smėliu ir iš smėlio šauna kokią pusės kilometro ola. Įžyda iš kur. Elitės įgalės iš komandiruotis, grįžti, sako, nėra žmonės. Gyvūnai žiauriai smagu buvo, kad vaisių milijardai, tokių net nebuvau matęs. Aš net nebuvau matęs tokių vaisių, nežinau. Yra netgi vienas vaisius kažkoks, kuris nežmoniškai dvokia, Duranas, man atrodo, vadinasi. Jo, žinau aš. Jis nežmoniškai dvokia, jo negalima į viešbučius neštis, kažkada lėktuvą, netgi sakė, nutupdė lėktuvą, nes kažkas atsidarė jį, pradėjo valgyti lėktuve ir buvo net nutupdė lėktuvą. Ta prasme, kaip valgytum negyvą 2 savaičių eriuką, kvapas toks, bet skonį. Strangely specific. Kaip valgyt 2 savaičių konkrečiai negyvą eriuką. Ta prasme, jeigu išvarai su pana į festą 4 dienom, tai 4 dieną jai blowjobą daryt. Tai va, skonį. Seniai, jau Lietuva, jau blowjobų panom nieks nebedaro. Tai atsiprašau, čia nuo Tailando. Kaip sakoma, Austrija valyti, mes sakom Lietuva. Austrija valyti. Šikšnos parnis, varatinklis pradulkinti. Gerai, išleiskime dar vieną reklamą ir grįšim po to su special rubrika. Ne vien šnekėsime paprastai, bet ir padarysime kai ką ypatingo. Domo fonas. Domo fonas. Gerai, grįžome į Zip FM studiją. Mantas kažko užsiėmęs, kuo nereikėtų dabar užsiminti. Tie, kas nežinote, kas tai... Man ausimės susitraukia. Su daugeliais dalykų, taip sako. Čia kažko susitraukė pats netyčia. Ir tie, kas nežinote, kas pas mane studijoje ir nesekate ir gyvenate po akmeniu, štai jums priminimas. Taip, man tas Katleris... Bet su 7 čia su atsarga. Su pasitaisimu, žinai. Čia gimtadienio proga. Čia kaip mokytoja. Aš tau 7 rašysiu, kur 6,1. Aš tau rašysiu 7 šitam semestre. Bet žinok, jeigu ir kitam 6 bus, tai metiniam ir 6 liek. Jokinga. Gerai. Gerai, mes šito išėjimo nenorim daryti paprasto, o... norėtume padaryti special. Su manim nebūna išėjimų paprastų. Ir norėčiau padaryti naują laidos segmentą, kuris vadinasi Ką jis pasakė? Taip, jis reiškia tai, kad nuo šiol aš nagrinėsiu mūsų tikrųjų poetų, tikrųjų mūsų plačiaakių, neapdainuotojų herojų, mūsų Lietuvos žvaigždžių postus, kuriuos jie postina ir rašo savo giliasias Paulo Coelho įkvėptas mintis. Žinoma, viskas yra juoko formoje ir šiandien pradėsime su Mantu. Pirmąjį dalyką, taigi, nežinau, nori žinių fono? O čia bus daily? Ar ne, kada bus geras postas, tada ir bus segmentas. Ir kada geras svečias. Jo, ir kada geras svečias. Gerai, tai, žodžiu, nori žinių fono, ar nori, kad šitas liktų? Ar nori kaip žinios, kad būtų? Aš noriu uždėk žinių dabar trumpam. Palauk sekundę. Uždėsim. Jo. Anas. Ja, šitas toks sekso. Pam. Va, kaip ten. Tadadadam. Tararadam. Viskas. Va čia buvo briefly seksas man. Tadadadam. 5 milijonai spermatozoidų, ką tik pasilėjo jūsų veidu. Na, ir atsisveikinimai dainelė, kuri, ne visiems darau. Saulius iš Power Hit Radio. Seniai, mes labai inkognito laikom viską tu undercover. Tai jis šitą iškirpsi, ne? Iškirpsi? Iš live eterio?
Išpips, gali išpips. Nebėjau. It's out there. Ai, tai ne taip veikia, ne? Na gerai, tarkoju. Žodžiu, ir šiandien mes turime postą, kurį papaustino Jolanta Leonavičiūtė, kuri šiandien ir netgi keliuose straipsnis yra labai pavadinta mūsų naująją poetę ir iš tikrųjų labai protinga ir išmintinga moterimi. Tai paskaitykime jos postą, dėl Aš kurio... dar neskaičiau šitą, tu skaitė, dėl kurio nusprendė Delfis, kad jin yra labai išmintinga moteris. Ir pažiūrėkime ir patikrinkime ir mes turėsime įduoti įvertinimą nuo 0 iki 10. Pagal protingumą? Jo, kiek mes manom, kad this makes sense. Gerai, skaitom ir skaitimo metu gauni idėją, iš karto šauni. Aš pradedu, tu sek tiesiog tekstą. Būk savimi, o ne tuom, kuo pasaulis nori tave matyti. Raulio moto. Daug žmonių gyvena pagal visuomenėje sukurtas taisyklės. Taip, nes... Tai yra įstatymai. Yra knyga, konstitucija vadinasi. Statutus. Jinai tiesiog vardina dalykus. Tipo, žmonės gyvena... Kol kas nelabai protingi. Na gerai, kol kas dar... Bet gal įsivažiuos, Leonavičiūtė. Gal įsivažiuos, gerai. Daug žmonių taisyklės. Kabutėse teisingą kelią, bet teisingą gyvenimo modelį, kurie turi priversti prie sėkmingo gyvenimo. Deja, neretai žaidžiant pagal taisyklės ir darant visus tuos teisingus dalykus priveda prie to, kad nesijaučiame laimingis, bla bla bla, nesuprantam, kodėl savo... Palauk, tu lėčiau skaityk. Nesijaučiame laimingi ir patys nesuprantam, kodėl savo paskyroje rašo Jolanta Leonavičiūtė. Gerai, toliau tu skaityk. Tiesa yra tame, kad nėra teisingo amžiaus, nėra teisingo gyvenimo kelio. Yra says porn actress. Said the... Gal teisingo ir nėra, bet yra neteisingų daug. Jolanta, tu turi žinoti. Prieš einant į teliką yra dirbti važin masturbator video, kažkokį padaryti. Masturbuosi tavo važiną. Taip, nes yra amžiaus. Aš tik sudėdu. Skaityti nemoki. Viskas priklauso tik nuo mūsų pačių. Kaip gyvensime savo kelią. Wow. O lygos, gerai. Lygos, holokaustas. This is like... Pasakyk tą. Dabar viskas... Gerai, ką... Viską kol kas perskaičius yra Čia žinai, čia yra Monikos toks, kur tu vemi žodžiais ir tikiesi, kad kažkur pataikysi kažkurioje vietoje vis tiek. Žinai, kas man panašu, jinai tiesiog pointina dalykus, kad, pavyzdžiui, vienu metu prasidės, kad, tipo, sūris bręsta nuo 1 iki 2 savaičių, jūs padės ir, tipo, kad, va, tikėjimas... Kurin antiek bijo neteisingo kažką pasakyti, kad tokiais generic žodžiai. Jo. Tikėjimas, kad yra tik vienas kelias, nuves į spastus su pirmos klasės bilietų į nelaimingą miestą. Okay. Čia nekritikuokim sakinio darybos, nes mes čia sėdėsim visą dieną. Nelaiminga visas didžiasias miestą. Kodėl miestą? Kodėl nes jinai sad town išsivertė. Sad town? Tipo, nu, kaip sako, žinai, kaip sako... O čia gal apie super miestą šneka. Nuvesi super miestą. Čia gal jos yra monologas prieš super miestą tą laidą, tipo. Nes čia yra tas pats, kaip kačiokai sako, jeigu per daug keli, sako, this leads to Snap City, kad kažką nusiplėši. Tai čia Population U. Population U, jo. Gerai, varyk toliau. Norint išvengti to, visų pirma, būk savimi. Aš to jaučiu po 2 sakinių. Reikia norėti, ko ten draukti, mažytė širdutė. Gerai, būk savimi, o ne tuom, kuo. Man čia tikrai turi būti kažkur klaida. O ne tuom, kuo. Ne tuom, kuom. Ne tuom, kuo pasaulis nori tave matyti. Čia Hitleris tai pasakė, aš garantuoju, jis yra tai pasakęs. Aš tiesiog noriu būti savimi. Čia yra ketvirtoko lygio. Pasitikėk savimi ir tikėk savimi. Jo. Antra, apibrėžk, kas yra sėkmė. Tau sėkmė neturėtų būti susieta su pinigų krūva arba namų nuosavybėmis. Jinai šneka, jinai kaip italas iš Salento šneka. Jo. Aš neturiu sūnų, nes žmona, aš kai grįžti in piktą ir to nėra sekso. Aš myliu visus moterus. Aš myliu visus moterus. Žmona yra žmona. Nes namusinė savybė nėra laimės. Turi ją uždominuoti. Ne, ji dar nepasakė ne. Turi ją uždominuoti. Man svarbiausia numeriai. Svarbia. Vieni vyrai ieško sekso, kiti ieško merginų. Mes ieškom numerių. Galbūt tai darbas savo pačiam arba kelionė į Indiją dalyvaujant humanitarinės pagalbos projektuose. Okay. Apsistokim ties šituo. Indija humanitarinė. Aš laukiu, kada jinai nuvažiuos į Indiją, iš tikrųjų, asmeniškai. Aš norėčiau, aš derinu
ją nuvažiuoti ir užsimti tuo, ką jinai pasakė. Aš derinu ją bent jau į senelių namus. Jo, bent į senelių aplankink savo pačios močiutę bent kartą Ar gyvenime. jin yra paukoj? Aš galiu šnekėti, nes aš jau esu paukojęs gyvūnam, žinai, aš galiu šnekėti. Įdomu, ar jinai... Pala, koks jas šis... Galbūt tai... Na, gerai. Humanitarnės pajoja... Gerai, sakyk toliau, pasirink. Pasirink savo sėkmę. Čia yra Gintarės Karaliūnaitės dainų tekstų žodžiai, karai. O, Pelenė. Pasirink savo laimę, pats pagal savo skalę. Čia yra sveikinimų koncerto dainų tekstų lyriksai. Gerai, pasirink savo sėkmę pats pagal savo skalę ir pradėk kurti planus, kaip nueiti. Čia yra žmogaus sėdinčio biržoj, kuris nedirba moto. Čia yra Don't Kill Yourself books. Jo. Nenusižudyk. Nepersisteng gyvenime. Nepersisteng. Kad ambicijos yra blogai, kad siekti materialinės, saugumo materialinio yra blogai, kad žmonės, kurie čia nori... Yra mano mamos požiūrį. Tu tik sėdėk, nelysk kiekį žmonėm, galvą nuleidus būk. Nes jeigu paskaitos anekdotus pasakok ten rusiuosi, ten telekanalį. Gerai. Visada žinau, kad niekada ne per vėlus sekti savo svajonių. Sakau, čia su Google Translate išversta. Kas? Niekada ne per vėlus sekti savo svajonių. Makaroninės bėgės. Žiūrėk, nepaisant, ką kai kurie žmonės bandytų sakyti tau, niekada nevėlu keisti kryptį ir pradėti iš naujo siekiant savo svajonių. So, it's okay to fuck up. It's okay to be gay. Yra ir jinai... Nevėlu keisti kryptį ir Gerai, jinai čia save pateisina. Jinai save pateisina, jinai realiai, mes kaip supratom iš šito teksto, labai logiška, jinai rašo apie save. Jinai rašo, neteiskit manęs, prašau. Jinai bando pateisinti, kad... Taigi aš nusiko. Jinai yra. This got so dark. Kiekviena nauja diena yra nauja galimybė pradėti viską. Gerai, čia vėl ir raižyti. Gerai, supratom, svajoji. Išraižyti. Taip, tai reikalauja daug drąsos ir valios pastangų, kad visą pirma būtum sąžiningas pats savo, ko iš tiesų nori ir sugebėti žengti pirmą žingsnį, sakant, ei, aš galiu tai ir padarysiu tai. Karočią, akmuo duoda geresnis patarimas. Jo, čia net nebėra žodžiu. Šeimininkės kalendorius duoda geresnis. Siek rugius rudenį ir geresnis patarimas. Arba mirsi. Mes dabar skaitėm postą. Man būtų reikėjo perskaityti 3 minutės užtruktų ir čia realiai būk savimi ir nevėlu mokyti. Ir leiskit man būti normalium žmogum ir pamirškit tai, kad aš filmavausi porną. Žinai, yra minusas, kai kiekvienas žmogus turi šeimą internetą, kur anksčiau, kai nebuvo interneto, visi tokie sėdėjo rusiuosi ir myždavo į kibirą, žinai, ir iščykdavo ir po to prausdamas tam kibirą. O dabar jie dar turi galimybę dabar visuomeniai savo nuomonę, kur niekam nereikia žinoti šitas Tai gerai, verdiktas, nuo 0 iki 10. Kiek duodi ir vedam vidurkį? Nuo Monikos iki 10 aš duodu pusantros Monikos šitai. Pusantros Monikos, aš duodu 2/3 Monikos irgi, tai mes turime, žodžiu, pusantros Monikos... Kągi, verdiktas šiandien toks, pasišaipėm iš žmonių, patys pilni trūkumo. Aš gal irgi esu, bet tas ir yra, aš 4 nakties, žinai, kaip prigeri ir noris postą parašyti, salentą. Taip. Aš 4 nakties girtas logiškesnių postų parašau, kur aš stripakę Paulą laižiau, daugiau logikos yra mano tam postą negu šitam. Žodžiu, viskas suprasta ir taip pat norėčiau šiandien ir pasakyti Mantui labai ačiū, kad atėjai pas mane, aš tau va. Duosi dovanų. Taip. Jau Red Bullį geri iš mūsų, tai... Gerai, malonu buvo čia papasakoti apie Tailandą, bet aš dar turiu daug ką papasakot, bet čia jaučiu, kur pasiliksiu ir pas autobiografinį knygą. Ir pas bernus bus pas... Gaila klausytojai, aš jums negaliu viską papasakot, nes yra vis tiek cenzūrai ir Lietuvą nepasiruošęs dar klausyti, ką mes su 7 vyrukais nuveikėm. Hangover 2 filmas buvo tikrai... Netoks fantastika. Taigi sakyk, gerai, man tai ko labiausiai pasilgai Lietuvoje? Grįžęs, va tokia pabaigai, kad uždėt gražiai kažkam. Aš labiausiai pasilgau gero
lietuviško Kronenbergo alaus prancūziško. Lietuviškas alšūdas ir... Aš gerą baltą alaus pasilgau, nes ten nėra. Ten visur lagerį, Čango ir Heinekeno, viskas. O šiaip alaus pasilgau, dabar kaip tik eisiu alaus gerti. Gerai, tai dar kartą uždedu tavo džinglą. O šiandien varom barą? Alaus porą. Jeigu spėsim. Gerai, kaip ir girdėjote, Mantas Kadleris, ačiū tau, Mantai, žiauriai, buvai šaunuolis, ačiū, kad iš karto po kelionės nepatingėjai, atėjai pas mane, draugiškai pasišnekėt, prisižvengiam labai, išsišaipėm iš visko ir, nežinau, lauksim daugiau tavo postų ir tavo Lietuvoje pasireiškimo. Aš eim gert dabar. Gerai, taigi skiriu tau Austin Mahone kartu su Pitbulliu, gabalą. Ai, anos neturi, ne? No, tai jau skiriu. Paklausyk, šitą gerą. Dar mes esame eterį, tai nesikeik dar. Nu, gerai? Gerai, palik, pagarsiai! Gerai, bičiuliai, su manimi susigirdėsite už kelių akimirkų, vedu šiandien Simonas Banditos laidą. Mua!